Labą dieną. Šiandien su Vaidu, su Darium užsukom kur? Atgal į Molėtus. Nu jau tikime šį kartą daugiau kažką pagauti. Nežinau, kaip mums seksis, kaip galvoji, Vaidai. Nu, išbandysim va naują kotelį. Jo, aš užsisakiau Azūrą X Nano Game 58. Tai Vaidas dabar pasiema ir testuosis, kaip jam seksis. Nežinau, man asmeniškai Svanas kol kas labiau patinka. Nu, bet į upę, tai sakiau, geresnis tas bus Azūra. Nu, Vaidas įvertins, manau, gale žvybos pasakys geras ar ne. O šiaip tai oras toks apniukė, lyg tai buvo ir lietaus. Bet jo, jeigu lis, tai nieko nepadarysi, sušlapsim ir tiek. O ką Vaidas sakė, jeigu patiks kotelis, teks atsinaujinti, tai nežinau, žiūrėkit mūsų. Šiandieną turbūt bus linksma žvejyba ir tiek. Kol kas, iki. Na ką, dėsiuosi sirbintuką ir gavau tą perlamutrinę spalvą. Tai pirmai ir užsidėjau, žiūrėsim kaip seksis. Aš tą žalę, perlą. Ta, kraujelę. Nu ta, vyšniuką. Dabar, kai savo dėžutę dėjau, kai visiems skaičiuoju, na, krūva, mak, į kitas krūva, mak. Tas sunkiausia. Jo, tu ateik. Jį pagavai. Nereikia živcui. Raudelė. Mes visą baltą žuvį gaudom su spiningais. Jo, bet masalai va tokio vadidumo. Ant avižėlės. Einam vyriokai. Bandysim visą užtvanką apeiti, visą ežeriuką. Kokias turim 3-4 valandas. Buvo, bet daug buvo, va ten ant šlaitelio pilna yra. Matai tu jas? Aha. Nu, ten kaip kubiliukas. Pas mane 0,3. Pas mane 0,35 tą kokią ten. O tu na, matai kokių yra? Aš žiūrėk, turiu aš apgavytą. Jo, yra gerų šakės. Oi, tu na, kokių yra tada. Neiškelsi, kai inkalsi tą didesnį, tai tikrai neiškelsi. Čia reikia 0,8 dėti. Daugiau išsigąsta masalo negu susidomi. Kitoje pusėje iš viso yra labai didelis būrys. Opa, yra, prašai. Plakiukas. Plakiukas. Bet yra geresnių. O, apsipynėm. Kur apsipynėm? Viskas atsipainėjom. Viršūnė. Kas čia vyksta? Ar iškelsi? Nu, graži raudelė. Azūra dirba. Kaip jausmas? Gerai. Baisu tik pakelti. Į nieko nusipirksi, man savo atiduosi. Let's go. Šiaip tai... Taip, Pasakok apie Azūrą. Gerai, šiaip tai. Aišku, vietą tūpo. Iškelti sunku, bet taip tai, nu, kaifuoju. Kaifuoju. Nieko, blogiausia atveju sulaužėsi, tai žinosi, kaip pareiti iki Ukmergės. Nereikėjo. Bet ačiū. Antrą kartą sėkmės palinkėjo. Šiandien 2 kartus sėkmės gavau. Žiūrėjai, jis jau neveži kaip aš vakar, per upę, per visur. Nu, kas čia spotai ima? Aš tau iš tavęs dar šortus pasiskolinęs. Nieko tokio.
Vis tiek ne mano. Ne, ne. Čia baisai griu? Ne, ant šito jo, šitas toks buvo irgi. O kaip tas pojūtis realiai iš... Skambus labai. O skamba? Skamba. Geriau nei Mifinas skambina? Jau nebėra kalėjimų. Ok. O mes prieš tai ten prie vyrukų kitoj pusėj, kur sėdi, gaudėm. Sako, televizija atvažiavo. Televizija. O, pažiūrėkit, Vaidas siautėja. Siautėja. O, pažiūrėk, kokia visai graži praplaukė, matai? Čia aš kažkurį kartą mes... Čia apskritai dzikas pas tave? Jo. Aną kartą mes gaudėm. Nieko, kyk. Taigi lipka ant leptelio. Nu va. Bet čia mums niekad nekybo. Realiai kiek... Jo, nu čia dėl... O, kokį, pažiūrėkit. Kepsim šiam penktadienis, tarp kitko. Kepsim ešį. Dar jau pas tavo veik parke, blem, šiandien užkursim. Tai parašysiu kevrai, kad jau paskutinė pusė. Gerai. Šiandien, tarp kitko, ant komado pirmą kartą bandysiu, nusipirkau visą viščiuką jau marinuotą. Ir yra ten toks... Kada vakarienė? Tai po čia, va, galėsim tiesiai pas mane. Tarp kitko, Vaidas yra gamintojas, tai Vaidas ir keps, aš tik užkursiu. Gerai, tada belieka kas valgys, ne? Jo. Gerai, apsimsiu. Aš užkursiu, Vaidas iškeps. Šefukas mūsų. Pas Vaidą ten pastoviai, kazanai. Senai buvau užkūręs, žinau. Dabar buvo akcija, tūgi. Dukra mėgsta svogūną žiedus. Aha. Bliamai, orkai, neskanu. Sako, kad jie užkūrė kazaną. O skanu kazanė? Kazanė, tai gerai, jos tenai... Ai, svogūnų ar kalmarų? Ne, svogūnų žydai, tešloje. Jie tokie minkštučiai. Gerai, skanu. Einam šitą bandyti. Viską bandom. Bet pažiūrėk, čia jau ant šitų leptelių jau pagavom visai. Nu, ta prasme, Jo. kažkaip panigėm įtaką šitoj pusėje skabinė. Kurią pusę tu? Aš čia bandau, kai visą laiką dešinę. Eik tu savo, yra gerų ir yra blogų naujienų. O va, žiūrėkit. Kepsim. Opa, nukrito. Man teks eiti iki mašinos. Kodėl? Baterijas. Pamiršai? Jo. Tai jūs eisit ten, o aš su mašina privažiuosiu prie upelio. Ai, nu gali, jo. Mums tada arčiau bus grįžti. Bet pavyzdžiui, vat ant ultralaito, dabar irgi tik kai startavau, tai visus pagavimus ant pauzės. Kas pagavo? Ovo! O esmė tokia, kad su mašina pavažiavau toliau ir palikau hebrą. Jie ten arčiau dabar visur gaudo. O dabar kur einu, tai mūsų su Vaidu mėgstamiausia vietelė. Tai viliuosi, kad kažką gal pagausiu. O, bet čia kaip nusekė. Tikrai seniau būdavo labiau pakilęs vanduo. Bet nu yra kaip yra. Čia dar būdavo. Vakar braidžiau visą. O, koks šaltas. O, kiek ešeriukų. Jokingiausia, kad vakar dviese su Darium, kurgi irgi šiandieną su mumis kartu, buvom upelį pabraidyti.
Tai taip linksmai buvo, kaip vaikystės laikais. Ir griuvau, ir griuvau, ir visko buvo. Kažkur užkliuvom. Ir griuvau, ir maudžiausi, ko tik nebuvo. Pagavau kelmuką. Išsimaudžiau, griuvau, įtempiau upelyje giliau negu planavau. Nu, žodžiu, prisilinksminam tai baisiai. Opa, galvau, kad ešeriukas. Ešeriukas. Ešeriukas, ešeriukas, ešeriukas. Žiūrėjau. Tuk, 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 ešeriuk. Tuk, 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 ešeriuk. O, šitas biškiai gražesnis. Tuk, 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 ešeriu. Pukš. Ką, iš po tilto renkam ešerius? Oi, šitas spalvas kokios įdomios. Tuk, 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 ešeriu. Tuk, tuk, tuk. Vieną pagavau, kilbuką. Ne, čia ešeriukas, bet... A kur dar jūs? A kaip čia? Šalto, o kas jau žino? Bliam, kaip nenoriu. O. Grįžo nekadėjai. Aš čia pagavau keletuką. Kilbą pagavau. Ten va, kur tu metei kilbas buvo. Iš toliau. Bet šiaip nusekęs labai upelis. Nusekęs ir kažkaip nematau žuvų. Taip tai būdavo žuvyčių dafiga. Gerai. Aš sakiau šiandien, žinau, ką užsidėsiu. Visiškai savo tokį nefavoritą. Realiai iš tiesų iš tų savų visų masalų, tai turbūt vieno, kurio net nemėginau. Šiandieną savo dėžutę atidaviau Dariui. Tai šiandieną va tokį va gėrį susidėjau. Realiai kaip visiems klientam tenka skaičiuoti viską. Čia iš rankos. Paukšt, paukšt, paukšt. Va. Bandom. Judam tolyn. Savo vietelę. Opa. Turiu.
Aba. Ant matyliaus perlamutrinio. Šiandien sakiau, visa žvejyba bus perlamutro spalva, testavimai. Kaip kitaip išsitestuoja. Bandysiu musę dabar perlamutrinę. Šitas tai kol kas gerai čia. Viskas. Va taip po vakar žvejybos pirštai atrodo. Sudarim. Braidžiojimas upelėje, be brytkelnių, su medžiaginiais šortais. Ir visiškai sušalęs, kaip nežinau kas. Oi, tobulai uždėjau. Musytė tai kaip ir visų, turbūt mėgstamiausias jau dabar pasidarė. Tik vienas minusas su musytė, kad jinai sunkiau metasi. Nu, kaip visa kompanija atrodo. Čia profesionalai. Ane, Dariau? Vaidas Darius. Televizija. Kaip prieš tai vyrai sakė, mes televizija. Televizija, sako, čia atvažiavo. Šitie, sako, šitie rimti, čia televizija. O, Vaidas dar vieną. Ką tik? O, Lampačius. O, Vaidai, nesulaužyk. Nesulaužyk. O va, maladėts. Op. Neištrauksiu. Yra. Rekordinį šiandien. Ar matėt kada, kad toks būtų dvasingas žmogus, Vaidai? Kodėl jis toks dvasingas? Tai vakar... O, kas čia? Koksai. Vaidukai. O, tikrai geras. Ir pažiūrėk, dar vienas yra geras. Aha. Gal, bet nenoriu supainiot. Mes. Tuoj. Žiūrėk, kiek tenai. Pažiūrėkit, kokie štokai. Oba! Geras. Opa. Nu čia jau toksai jau solidnekas. Nu, tavo jau toks nebe tarp akių. Opa. Gražuolis pasišiaušė. Nu, wow. Ir kas? Serbentų. Ir man. Ta pati spalva. Ta pati spalva? Jo. A, irgi žalią užsidėjęs? Balta. Ir graži. Tuoja. Ar ne? Kaip ten sako, delninė. Nori? Kadrai. Nieka. O valiai žeis vyno gil prilūpęs. Čia buvo. Turėjau. Žinok, visai gerai. Eik nuo kranto. Daužo, mašiukai be daužo. Turim kiekį, reikia visas vietas išbandyti. O, pas Vaidą, kas čia? Ešerys. Nebeturi. Svarbiausia skaičių užrašy. Tai lieta mano koja.
O, pas Darių irgi. Nu dabar mano eilė. Dar traukiu. O, nu tai reikia prisijungti prie visų. Oba, raudė. O, vaidugas. Ir aš. Dupletas. Ir tu turi? Raudykit. 3. Žiūrėkit, 1, 2, 3. Nukrito. Kol rodžiu. Bet pas tave realiai... Terminator. Žiūrėkit, tas klubčiuko darbą dar nebaigėsi, realiai. Šiaip azurytė aфиgenai. Jautri, judesiukai, visi bakselimai. Nu, jaučiasi, yra. Oru. Raudytė. Na ką, baigiam žvejybą. Manau, kad buvo superinė, superinė žvejyba. Labai smagu. Kaip Dariui? Gera kompanija, puikiai. Bliam, pasvaigom. Realiai tikra gera vyriška, kaip sakoma, žvejyba. Ir prisijokėm, ir pažvejojom, ir kas svarbiausia, pagavom. Ir pabandėm naujas spalvas. Vaidas išsibandė naują kotuką, kuris labai patiko. Nu, žodžiu, emocijos tobulos, lekiam viskas namo, pailsėt, nes nugarytės braška. 22 žuvelytės. Pas visus panašiai. Jo, pagavom taip 20+. Tai super, ačiū, kas žiūrėjot visą video. Ir ką, iki sekančio.